Taigi sveiki visi, su jumis esu aš, Nakties Šiauliai, šiandien mes esame prie Roblox'o. Šis žaidimas vadinasi Mini Empires. Ir nieko nelaukia, pradedu ieškoti mačą. Manau, Santą galim patildyti tikrai. Kol laukiam, trumpai papasakosiu apie žaidimą. Tu turi kaip savo korą, brandulį, kurį turi apsaugoti, nes jeigu kiti žaidėjai sunaikins tavo tą brandulį, tu susprogs ir pralaimėsi. Žaidimo tikslas yra sunaikinti priešų branduolius, tu gali statyti fermas, naftos kasyklas, aukso kasyklas, kad gautum daugiau pinigų, paskui statyti visokius fabrikus, kurie tau daro tankus, arba stovyklas, kurie tau daro karius ir taip toliau ir panašiai. Ok. Čia taipogi yra alliance, kaip matot, aš sudariau alliance su žaliu, nes jis yra arti manęs. Štai taip visi pradeda su viena ferma. Čia yra mapas, o kaip matot, čia priešų branduoliai, kurias reikia numušti, jeigu mes norim laimėti. Na, žodžiu, daugiau jūs gal suprasite, kai pradėsiu daugiau žaisti, taip sakant, kai susiema tą plotą, kur dar liko fermą galim pastatyti. Aišku, šito viską galima, ką pastatai galima ir sunaikinti. Ką tai reiškia? Kad, jeigu sunaikina tavo tokius dalykus, tu prarandi pinigus. Čia reikia daugiau pinigų. Aišku, galim pasigerinti naftos kasyklą, bet dar neturi tiek pinigų. Žinau. Jau čia reikia nusisamdyti gal daugiau statybininkų. Šimtai. Jau čia toliau status. Kaip matot, galim pastatyti fermas arba kasyklas tik ant tam tikrų pažymėtų statinių langelių, tiksliau statinių. Pabandyti nueit pasinaudoti šičia. Tikrai galėčiau. Kol kas mes pradžiai susitelksime į ekonomiką, kad gautume daugiau pinigų.
Okei, galim. Statyti. Okei. O, ne. Mane paliko vieną prieš 3 žmonės. Come on, profilą prisijunk atgal. Arba naujas žaidėjas tegu prisijungia. Nes čia nėra gerai, čia labai negerai. Gerai, bet kuriuo atveju reikėtų... pasistatyti... defense. Kažkas bandytų ateiti. Teisingai čia pastačiau. Okei. Metas statyti tuos ten. Tai turėtų apsaugot. Grįžk čia. Pagaliau pradėsim statyti fabrikas. Gerai, kaip čia kitie. Okei, statė sieną. Ai, oranžinis jau turi army campą, violettinis kol kas nieko neturi. Šiaip jau žinot, ką man reikia. Velniop raudonas. Tai sulūžtas alliances. Alio. Kodėl jie laužo irgi savo alliance? Na, ką padarysiu. Okei. Statom daugiau šitų fabrikų. Ir statom daugiau namų, kad galėčiau daugiau patalpinti. O, pagaliau. Geltonas tekst. Okei, nebėra raudono. Okei, turim naują. Kur aš čia fucking... Ne. Cancel. Okei. Kur galim pastatyti oilerigus? Čia galiu vieną pastatyti. Na, aišku, dabar neturiu pakankamai pinigų, bet turėsiu. Kas nelabai ko gali padėti, bet violetinės atidarai. Okei.
Kai man reikia praplėsti šį bitą, tai... Oh. Palautumėt, cancel. Metanką perkusiu, reikia padėti jam. O arba jis pasistarti. O, seniukai, jau pradeda tankas siųsti. Ai, ir teisingai, dabar kai atsilaisvino nauji plotai. Kad man statyti. Ja. Jis man paliko visą šitą plotą. Padėsiu tam. Kaip statyti čia? Pilnai grįžtu atgal. Arba ne. Man matas, kad arba jo reikia. Ok, dabar jau galim grįžti atgal. Statom ligoninę. Jeigu spėsiu grįžti. Jau čia ne. Taip ir manim. Bet tokie. Dabar tai... O, šitą reikia būtinai pastatyti. Ir šitą apsupsim jūros miną. Manau, kad jūs padėtat pagauti, koks čia yra žaidimas, nu, kokio tipo yra žaidimas. Ok, jeigu reikia pradėti missile truckus daryt. Ok, sugalvojau diversiją, bet jis galimai pamatys. Tai nežinau. Nice. Okay.
Jeigu mes laimim prieš oranžinę, mums lieka tik mes du ir geltoną. Tas geltonas tikrai neatsilaikys. 100 galiu garantuoti. Gerai, bet laikinai siunčiam tiek, kiek turim. Jis gali siųsti tik tai pavienius tankus. Nors ne, išorą. Suprast, we are in combat. Ai, tasai kūrimas. Nežinau, ar matai, bet aš turę tą turiu šiaip tai. Okei, kur statybininkai. Eikit atgal ir man reikia vėl, kad jūs statytumėt šitą. Okei. Tai turėtų suveikti. Aišku, taip ilgai biškiu užtruks, bet taip turėtų veikti. Okei. Nice. Dabar liko tik tai geltonas. Aš jau žinau, kur pastatyti. Jis tik tai paprastas karius turi. Ne, viskas. Jam šakis. Kai jisai džiaugiasi savo naujais plotais. Oh, is it disconnected? Gal tai jeigu aš išimsiu jo tą... Ar mes laimėjom, ar man reikės breakint alliance, ar jį irgi išim. Tipo... Pažiūrėsim. Kad tas ikoras lūš, tai jau tikrai. Dėkit jam. Jiems jam. Arba galbūt sulūš iki kol jie atvažiuos. Tikriausiai taip ir bus. Okei. Laimėjom. Taip lengva. Okei. Na, čia laimėjom, nes beveik mažai žmonių buvo. Ir tie žmonės neturėjo ekonominio augimo. Okei. Давай.
Rengt pabandom. Gal rengt bus kažkuo sunkesnis biški. Okei. Gal čia esam. Galim gal kokį skiną nusipirkt. Ar visi per brangus? Ja, visi per brangus. O, okei. Okei, tai čia rengt. Čia ugnikalnis yra. Kietai. Okei. Okei, tai raudona prieš mėlyną. Ai, čia ne mano. Ar mes visi turim spręsti, ką statysim? Čia vienas koras. Čia antras. Mes rimtai visi turim spręsti, ką statysim. Aš atsiprašau. Galiu aš tuomet šitą kontroliuočiau. Okei, kontroliuosiu šitai. Čia ambush. Kurim. Kas nežino, tai ambush reiškia, kad yra rūkas ir tik tai tam tikri žmonės, kurie eina į tam tikras vietas, gali tą rūką panaikinti. Ateik. Na, bet va yra, pavyzdžiui, radaras, kuris duoda mum... leidžia mum matyti. Ne, pala, mes turim vieną korą, bet tipo, ką mes pasisamdom yra atskira. Kažką radarą padėsiu. Tai čia bendrai ir atskirai, nes aš matau, kad pinigai eina bendrai, bet statom kiekvienas atskirai. Okei, štai ką kalba, dabar galėsi matyti, jeigu priešas ateik. Laikinai grįžk čia. Tom ar pinigai bendri, ar ne? Taip, jeigu aš išleidžiu pinigus, ar kiti irgi praranda tas pinigus, ar aš tik taip? Ai, tik tai jie praranda, kiek žodžiu, pinigai nuosavi. Tas yra gerai žinoti. Eik statyti tik tai.
Oh my... Negaliu liesti, jeigu ne mano. Oh my days. Tai gerai, tą bent pakeiskit. Ok, čia labai įdomios taisyklės, kaip rankedai. Ar tikrai yra tik tai 3 prieš 3? Galite visi jau pradėti oil pumpus statyti, ne fermas. Ots, taip paim. Šiaip įdomu, ką mėlyni planuoja. Reikėtų pastatyti kažką šalia jų, bet aš nematau, kad čia aplinkui būtų žalis, kad jį nepamatyt. Aš, kur yra žalia, tai čia. Taip galiu rizikuoti, kas man tie builderiai. Stengi čia sala kažkur yra, ne? Jo. Oh my god. Ok. Matosi, tikrai turi žmonės, kurie moka šito. Ok, jūs 3, sakė, čia labai risky mission. Ir gali net jas provokuoti, bet... Pabandyti verta. Tai mano planas paprastas pastatyti tenais radarą. Aišku, jie gali jį atrasti, jeigu jie nuvaris į tas krūmus, bet gali jį ar neatrasti. Pažiūrėsim. Nebent tas šaliuose kažkas yra. Jei, matau, čia jau kasyklas. Pampai. Ok, jeigu siunčia builderis, jie neinteraktinis. Tai jie negali. Aš matau, kad vienas žmogus žiūri, kaip aš judu. Ok. Tai pastatykite... Tai, grįžkit atgal tada. Maniau, kad galima šaliai pastatyti radarą, pasirodo negalima. Grįžkit atgal. Jūsų namuose laukia darbeliai. Čia šitas. Eit, what? Kokį mintį. Negi, bėg dėl savo... Ok. Supratau. Ej, dobra. Su paprastais trupais tu čia nepašokinėsi gerai.
Ne, mums reikia pasirūpinti mūsų namų gynybą. Taip. Tai. Mums reikia, kad mūsų gynyba dirbtų. O, jau kažkas pasirūpino oro gynybą, matosi. Jėzus, varėjai, iš antrą bazę stato. Nafik tu čia statai, čia medžiai yra, čia nieks negali eit. Ar tu darai? A tu apsupi visą šitą plotą. Na, okei. A tu baigsi tą sieną statyti? Ševol. Tu Geitsus irgi statyk. Pliam. Man matos, reikia jį traukti kaut. Gerai, apstatysim tą tavo kvailą sieną. A, bam, bam. Matosis Geitsu вообще nesirašė dėt. Gerai. Dabar metas masiniai tankų produkcijai. Jie vėl puola kūro. Jie relaina ant tų čipų tiesiog. What the fuck? Jėzu. Oh my days. Kas čia per strategijos, žmonės? Kas čia per strategijos? Pirmą kartą toks mačiau savo gyvenime. Ką jūs čia darot, pavinys? O, jie turi missile defense. Gerai, kad jie neturi pakankamai missiles. Ką aš dar matau? 3 sraigtasparnis. Žinau, kad jas galima apginti turetais. Ir aišku, tikriausiai kitais sektoriais. Humvees irgi veikia? Sure. Okay.
Ne, okei, nesu. Bam, 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 bam. Gerai, man tiesiog reikia... Va, čia, važiuojam. Kas man šiaip yra gan keista, kad kodėl jie nepuola dar mūsų. Tai žiauriai keista. Okei, matau, aš ne vienas. Ai ne, tas tiesiog džipus siunčia. Žmogau. Džipai nėra geras defensas. Nu, geras prieš tos sraigtasparnius, kurias matosi, kad jis biškį nukreipia. Šiaip tai nėra geras defensas. Kiek šitą. Siūska tasa! Siūska Humvees, siūs savo Humvees. Jų idiotas. Bet kuriuo atveju jie prakiš, nes jau matosi, nelabai turi jau kur daugiau statyti. Okei. Tiek turėtum. Kai jie yra čia, tai pala. Žolė. Vis. Tu atgal. Į žolę. Gerai, reikia labai reikia sunaikinti tas visas turėtus. Matas, nieko nebus, tik tai reikia eiti arčiau. Nebait, pabiški čia, kažkaip taip. Tie turėtai mane šiauriai gali narvuoti. Tikriausiai, kad net negali, bet tikriausiai, kad jie ir narvuos mane. Kas čia per oro gynybą, kas čia per USA sportas. Okei, okei. Da gali šitas žaidimas. Okay, svarbiausia, kad vienas iš jų paliko žaidimą. Nu, davai, oras prie oro. Ne, man... Atsiprašau, kiek ten yra? Kodėl ten yra tiek daug helikopterių? I beg your finest pardon. Jau čia reikia... pradėti. Okei, taip ir veikia.
Kai su tiek pinigų, mano planas yra toks. Diversija, ne? Aš dabar pristatau labai daug tų sraigtasparnių. Jos kažkur nuskrenda nuo vieną pusę, paskui mano visi tankai ir missile truckai skrenda į kitą. Kolė šaudysis tripusės su sraigtasparniais. Mano missile truckai turėtų... Žinai. Arba pilnai galima ant oro pajėgų telktis visą asfaltą. Žinau. Kai jis vėl skraido, aš nemanau, kad užteks tiek. Wow. Oh, mano FPS. Mes prakišim. Aš rengtinės pasirašęs, aš tą aiškiai matau. Bet žiūrėk, vieną pergalę ir vienas pralaimėjimą. Lygų. Supratau. Jau čia gal kartai bus viskas. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit palaikit, pakomentuot. Būtinai užsiprenumeruojat. Nes man labai daug trūksta iki 20 ir aš tuomet galėčiau gal kažkokį special video padaryti, nežinau. Ko neprižadu. Pagalvosiu. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvau aš, Taktišvalis, ir iki kitą kartą.